Tai sveiki dar kartą, kas prisijungia į šį online seminarą ir kas žiūrės įrašą. Ačiū, kas prisijungėte. Taip pat dėkoju Agniai, kuri skyrė laiką papasakoti apie tai, kaip auginti savimi tikintį vaiką. Pradžioje papasakosiu šiek tiek apie mamos liniją ir save pačią. Tai esu Tija. Ir visada pradedu nuo savo šeimos, kuri šiais metais pagausėjo. Šiuo metu šis 3 mėnesių mažylis parpia ramiai, tai bandysiu greitai, bet aiškiai ir trumpai viską nupasakoti. Tai mamos linija buvo įsteigta 21 metais šios mergytės dėka, būtent padėti mamoms, kurios išgyvena motinystės melancholiją ir ieško emocinės pagalbos anonimiškai. Dėl ko sakau, kad šios mergytės dėka ir kokiu tikslu įsteigta, dėl to, kad gimus jai, pirmosiom savaitėm pati patyriau tą melancholiją ir net nežinojau iš vis, kad yra toks terminas, kad yra toks laikotarpis, apie pogimdyvinę depresiją yra tekę girdėti, o apie šį ne. Ir geras 2 savaitės praverkiau diena iš dienos, kaltindama save, kad kaip aš čia taip nėštumas, gimdymas, viskas tvarkoj, gimė sveikas vaikutis, linksmas, aišku, su savo poreikiais, bet nejaučiu to džiaugsmo, tik kažkoks liūdesys ir kas čia su manim negerai. Ir vienoje Facebook grupėje užmačiau klausimą dėl būtent melancholijos ir pasidomėjau internete, kas tai per dalykas. Tai pamačiau, kad simptomai jie atitinka, laikotarpis taip pat, jinai patiriama pirmosiom dienom savaitėm po gimdymo, tai yra naujagimio dar laikotarpis, tas pirmasis mėnuo po gimdymo ir gali trukti iki 2 savaičių arba jeigu jau užsitęsia daugiau negu 2 savaitės, tai jau pereina į pogimdyvinę depresiją. Ir simptomai abiejų būsenų yra vienodi, kaip su psichologam kalbėjau, kurios darė ir išnėjo mokymus mūsų savanoriam. Tik būtent tas laikotarpis skiriasi ir pogimdyvinė depresija jinai gali atsirasti per pirmuosius vaikučio metus ir net esu girdėjęs, kad ir vėliau net yra atsiradę. Ir kur čia rašoma, dabar galvoju, kad rašoma, kad su pirmakartams mamoms šita būsena atsiranda, bet kiek teko daryti renginių su kitom mamom, kuriuose ir pasakoju apie savo patirtį bei melancholiją, tai buvo tokių, kur sako, su pirmu, antru, nebuvo tokio dalyko, nei melancholijos, nei depresijos, o su trečiu įvyko. Tai pasirodo ne tik naujoms mamoms iškeptoms, bet ir jau ir 2, 3 ar daugiau vaikučių turinčių mamų. Tai būna. Ir statistika rodo, kad šią būseną patiria 4 iš 5 naujų mamų, 80% susilaukusių moterų. Tai tikrai didelis skaičius, kuris parodo, kad tai yra tikrai normalu, kad tai gali įvykti ir netgi tiek melancholija, tiek depresija, jinai gali atsirasti dar nėštumo metu, kiek teko domėtis. Bendruomenės atsiliepimai tai, kad sulaukėme mamų, kurios ieško šios emocinės paramos palaikymo, kadangi esam paleidę nuo 22 metų pabaigos emocinės pagalbos tokią kaip liniją L paštu, buvom pradėję ir su telefonu ir L paštu, bet kadangi pas mus savanorės emociniai paramoj yra mamos, jos galėdavo tik savaitgaliais budėti, o savaitgaliais skambučių nesulaukdavom. Jie būdavo darbo dienomis, kas yra visiškai normalu, nes, sakykime, vakarais ar jau kai ateina savaitgalis, mes tą dėmesį jau skiriam savo šeimai, jau įsiliejam į tą rutiną ir nebėra to laiko, kada parašyti išlieti savo mintis, paskambinti ir pasipasakoti.
Tai organiškai mums yra pavykę jau atsakyti virš 150 laiškų ir plus dar Messenger žinučių. Šiuo metu Messenger žinutėmis jau gaunam tikrai jau ateina ir per šį kanalą pagalbos tos prašymas, bet susidurėm su problema, kad jau pritrūkstam savanorių. Tai labai kviečiu, renkam šiuo metu lėšas naujai emocinės paramos laidos paleidimui. Tai ją galima rasti mūsų socialiniuose tinkluose, vėliau pasidalinsiu nuo QR kodų, kur galit mus rasti. Ir dar kažką norėjau pasakyti ties šita vieta. Kodėl būtent mamos pas mus savanorės šioje vietoje? Tai dėl to, kad kai pačiai teko patirti tą melancholiją, man norėjosi paskambinti ir pasikalbėti būtent su kita mama, kurios nepažįstu, kuri manęs nepažįsta, nežino, kas aš esu, nes teko dirbti pačiai tiek auklę, tiek darželyje turėti savo grupę, tai tikrai sukaus ir tarp vaikų, ir tarp mamų. Bet gimus savam vaikui, pamačiau, kad čia yra visiškai kitas pasaulis, kita virtuvė ir visai viskas kitaip vyksta, kitaip reaguojam, kiti iššūkiai. Tai nusprendžiau, kad mamos linijai emocinę paramą teiks mamos, kurios yra apmokytos psichologų. Tai čia nuotraukoje matosi akimirka iš mokymų filmavimo. Kas čia daugiau, ko nepapasakau, tai ekspertų nuomonė, jie pripažįsta, kad tai yra svarbu ir yra tikrai poreikis apie tai kalbėti viešai, ką mes ir darome. Šiuo metu stengiuosi tai aktyviai, daug aktyviau daryti. Tai ir straipsnius rašom, kviečiam kreiptis tos emocinės paramos ir per socialinės medijas. Taip pat nusimato kitais metais ir konferencijose kalbėsim, nes kaip pat parašyta viešos diskusijos toka. Tai apie pogimdyvinę depresiją tikrai daug kalbama ir konferencijose ir vis dar pasigendu, kad būtų kalbama ir apie melancholiją, nes tai yra pirmas žingsnis, kurį galima užkirsti dar prieš depresiją. Tai manau, kad svarbu ir apie tai yra pakalbėti. Ir kas daugiau, tai yra atgalinis ryšys iš laiškų, kuriuos atsakė mūsų savanorės ir gavo štai nuo mamų padėkas. Tai įrodo, kad yra vertinga ir naudinga tai, ką mes darome. Taip pat turime renginius, video matote iš mamų brančo, jis vyksta kiekvieną trečiadienį 10 valandą. Ateinantis renginys bus 10 dieną gruodžio, tai jų metu mes kalbame temomis, kurios susijusios su emocinė sveikata. Jeigu yra naujų mamų, kurios nieko negirdėjo apie melancholiją ar mus pačius, tai ir apie tai pakalbam. Čia matosi Vilma, kuri veda jogą. Tai viename branče rodė, kaip atpažinti pilvo diastazę. Ir taip pat artėjantis renginys jau kitą savaitgalį, sekmadienį, moterų pirties susitikimas Laikas sau, kuriame vėlgi kalbėsiu apie emocinę sveikatą, kaip nepamiršti savo poreikių, savęs pačios šiame bėgimo laikotarpyje, kadangi artėja Kalėdos, tai puikiai žinau, kaip mamos būna apsikrauna viskuo ir vaikais, ir namų ruoša, ir reikia, jeigu dar padengti stalą, tai ir receptų paieška, ir gaminimų patiekalų, ir dar dovanas reikia surasti. Žodžiu, toks, kur jau švenčių, jau nelabai ir laukiam, ir sulaukusios nejaučiam to tokio didelio džiaugsmo, nes jau būnam tiesiog pervargusios nuo viso to bėgimo. Ir norisi jau tiesiog pagulėti ramiai vienom, be kažkokių trukdžių. Tai labai kviečiu. Atsiliepimai po renginio irgi matosi, kad reikalingi tokie renginiai ir netgi viename tokių renginių turėjom ir mamą, kuri tiek ilgai laiką savyje neturėjo su kuo pasikalbėti, ar pasikalbėjusi nebuvo išgirsta, bet renginio metu jinai verkė, nes tiesiog taip ilgai viską nešiojas tą tokį, ne tai kad naštą, bet
norą būti išgirstai, kiek jinai padaro, su kokiais iššūkiais susiduria ir negauti to tokio, kad viskas bus gerai, ar kokio nors ten nueik pagulėk vonioj, nors vaikai galbūt verkia už durų ir neleidžia ramiai pagulėti. Yra man tekę tai būt, kad einu vonioj pagulėti ramiai, bet už durų mažoji verkia ir sakau, tiek to atidaryk duris, sakau, ir tegul įeina su ja šalia mūsų vonioj. Tai va. Ir dėl ko Agnę pasikviečiau, kad pakalbėtų apie tą temą, kaip auginti vaiką, kuris tiki savim, tai kuo mes susiję su šia tema, kad kai mama yra rami, vaikas irgi bus ramesnis, ar bent jau iškilus kažkokiai ar dramai, ar nežinau, kaip būna to lūžusio sausainio efektas, ar kaip jis vadinasi, tai mes tiesiog visiškai kitaip reaguojam į tuos verkimus, tuos kabutėse ožiukus, kurie tikrai nėra ožiukai, mes kitaip atliepiam tos jo poreikius ir nėra tų rėkimų, sakykime, ar šaukimų ant vaiko, kas tikrai pasitaiko, žinau, šeimose, kas, tie rėkimai ir šaukimai, tikiu, kad tikrai sumenkina vaiko tiek savivertę, tiek tą augimą, kur pasitikint savim, kad gali kažką daugiau padaryti. Tai ta tema ir perduosiu aš turbūt Agnijai žodį, tik pakviesiu prieš tai nusiskenuoti QR kodą, jeigu norit mus pasiekti. Ir taip pat, jeigu reikalinga emocinė parama, tai laiškai mamai @mamoslinija.lt, kur savanorės mamos atsakys be patarimų ar be kažkokio nusistatymo, kad čia dar viena pirmą kartą mama, sakykime, tai tikrai to nebus. Tai perduodu žodį Agnijai. Tai ačiū labai, Tija. Tai labas rytas, dabar bandau pasidalinti savo skaidrėmis, ne? Ir ar matosi? Taip. Viskas gerai. Tai puiku. Gerai. Tai dar kartelį labas rytas. Noriu trumpai papasakoti, kasgi yra Master Academy ir ką mes čia veikiame, bet pačioj pradžioj trumpai apie save. Tai kodėl man apskritai labai rezonuoja mamos linijos veikla, nes aš pati esu 3 vaikų mama, puikiai suprantu tas emocijas ir tas būsenas, nes mes esam ne tik tai mamos, mes esam tiesiog žmonės su savo poreikiais ir kai poreikiai yra neatliepti, tai mes susiduriam su įvairiom nemaloniom situacijom ir labai gerai, kad yra organizacijų, yra žmonių, kurie daro tai iš idėjos labai prasmingai ir tikrai padeda kitiems žmonėms. Tai esu Vilniaus filialo Master Academy vadovė, darbuojamės su paaugliais jau aš asmeniškai 2 metus. Taip pat esu pedagogė, inovatyvaus ugdymo mentorė save pozicionuoju, nes daugiau kaip 12 metų domiuosi vaikų ir paauglių psichologija, ugdymo metodais ir būtent tais metodais, kurie veikia, tai, kas turėtų atliepti būtent vaikų poreikius, šiuolaikinių vaikų poreikius, nes žinome, kad mokykloje ir apskritai švietimo sistema taip greitai nesikeičia, nesitransformuoja pagal šiuolaikinės tendencijas ir ateities poreikius, tai turim turėti visą alternatyvų ir kaip pati būdama mama suprantu, kad noriu savo vaikams kitokio ugdymo ir lygiai taip pat aktualu, kad kuo daugiau vaikų galėtų turėti įdomesnių, įvairesnių priemonių ir galimybių. Tai kadangi dar esu ir verslininkė, turiu keletą veiklų, tai iš savo asmeninės patirties taip pat galiu dalintis ir apie verslumą, finansinį raštingumą ir su tuo susijus dalykus. Mūsų tikslas, kad vaikai
būtų finansiškai išprusę ir būtų kaip galima anksčiau savarankiškesni. Taip, nes mūsų tikslas yra ne tik tai auginti laimingą, sveiką vaiką, bet mes turim jį išugdyti taip, kad jisai tikrai gebėtų savim pasirūpinti, kad galėtų kažkokią vertę kurti savo ir kitiems ir pasauliu. Nes kai vaikas save realizuoja, kai atranda savo stiprybės ir talentus, tik tai tada iš tikrųjų jisai ir bus laimingas ir sėkmingas. Tai čia yra mano socialinių tinklų QR kodai. Jeigu norite, galite pasiekti, draugaukim. Tikrai pagal galimybę dalinuosi naudingą informaciją ir galim tiesiog palaikyti tą ryšį. Jeigu turėsit kažkokių klausimų, pasiūlymų, idėjų, tai visada mielai lauksiu ir atsakysiu į žinutes. O dabar kalbant apie Master Academy, tai mes taip trumpai ir sakom, kad mokame tai, ko mokykloje nemoko. Ir mūsų tikslas yra būtent į holistinį vaiko tobulėjimą, ugdymą. Tai reiškia, kad tai ne tik tai kažkokie teoriniai dalykai tam tikrų disciplinų, kaip mokykloje, bet matematiką turi mokėti, istoriją, lietuvių, anglų ir taip toliau. O ką tai duoda? Ką vaikas su tomis žiniomis išėjęs į gyvenimą gali nuveikti. Tai iš tikrųjų mes visi susidūrėm turbūt išeidami iš mokyklos, kad trūksta mums tam tikrų įgūdžių, trūksta pasitikėjimo ir trūksta patirties. Tai yra natūralu, bet jeigu mes kaip galima anksčiau pradėsime fokusuotis į tikrai reikalingus gyvenime įgūdžius, kaip problemų sprendimas, kaip kūrybiškumas. Kūrybiškumą turiu omeny ne kaip kažkokią meno išraišką ar panašiai. Kūrybiškumas yra apskritai lankstumas įvairiose situacijose ir ypač tada, kai yra iššūkiai, taip kaip mes sugebam susidoroti, sugalvoti sprendimus. Ir čia mes labai stipriai fokusuojamės ir duodam daug iššūkių akademijoje savo studentams tam, kad jie kaip galima įvairiau galėtų pritaikyti savo tą neribotą kūrybiškumą. Jisai iš tikrųjų yra begalinis, tik tai mokykloje ir galbūt namuose mes su tam tikrom nuostatom, taisyklėm jos pradedam riboti ir taip jų tas potencialas susitraukia. Tai norisi, kad jie galėtų laisvai reikšti savo mintis ir įgyvendinti idėjas. Taip pat labai svarbus asmeninis savęs pažinimas, tai toks gilinimas į save, tai kas man patinka, kur mano stiprybės, kur mano talentai, kai aš žinau, kas man patinka ir kur man gerai sekasi, ten tikriausiai ir bus mano tas sėkmingas kelias, tas mano pašaukimas, kur galėsiu gauti didžiulį pasitenkinimą ir generuoti kažkokį tai rezultatą. Tai ir emocinis intelektas, ir technologijos, ir kaip minėjau, finansinis raštingumas, verslumas, visa tai neatsiejama nuo to bendro kokybiško pasiruošimo gyvenimui. Ir labai dar noriu akcentuoti, kad mūsų tikslas yra nebūti kaip kažkokia dar viena mokykla, dar vienas būrelis. Mes esam tiesiog erdvė, kur vieni kitus laikom lygiais, savo draugais ir mes kūriam tą saugią aplinką, nes tik tai saugioj aplinkoje, kai sukuriam ryšį su savo studentais, su vaikais, tada jie atsiveria ir gerai jausdamiesi gali tobulėti. Ir labai džiugu, kad startuoja šį šeštadienį onlaininis kursas ir tie, kurie prisijungia ir klauso ir galbūt jums neaktualu, bet jūsų artimųjų rate aktualu, galite parašyti man ir tie, kurių vaikai norės sudalyvauti būtent šeštadienio edukacijai, galės tą padaryti nemokamai. Tai toks pasibandymas, ką mes ten veikiam ir kaip tie vaikai
įveiklinami per įvairias edukacijas, užduotis ir kokių jie iššūkių gauna, tam, kad jie galėtų save išbandyti ir tobulėti. Taip, ir dar trumpai mes turim vyresnių vaikų kategorijai skirtą programą prie Universitet Plus, tai čia jau apie profesijos pasirinkimą, profiliavimas ir panašiai, tai galbūt čia mamoms su mažais vaikais dar nėra taip aktualu, bet kas čia žino, ne, gali būti, kad pažįstamų rate galite rekomenduoti arba tiesiog turėti omeny, kad ankstyvasis domėjimasis karjeros galimybėmis ir savo vaiko stiprybėmis padeda kryptingai siekti norimo tikslo ir rezultato, ten, kur vaikas save geriausiai realizuos. Tai kalbant apie šios dienos temą, labai iš tikrųjų jinai yra tokia plati ir atrodo mes fokusuojamės į vaiką, bet kaip ir Tija minėjo, kad iš tikrųjų tai viskas yra viskas prasideda nuo tėvų, viskas prasideda nuo mūsų pačių, taip kaip mes jaučiamės, kokia mūsų savivertė, koks mūsų pasitikėjimas. Ir jeigu viskas yra daugiau mažiau kontroliuojama ir mes save gerai pažįstame, tik tai tokiu būdu, atliepdami vaiko poreikius ir girdėdami vaiką ir save, galim ugdyti tą savim pasitikinti vaiką. Tai kalbant apie pačią pradžią, kai mes susiduriam su kūdikystės laikotarpio tais iššūkiais, mums jie atrodo savaime suprantami. Ir mes nekvestionuojam, kaip aš jaučiuosi, aš tiesiog pilnai atliepiu vaiko poreikius ir mes nesakom, kad jis tai kažkoks nepakankamas, kad kažkaip iš čia negerai miega, negerai valgo. Mes tiesiog jį priimam toks, koks jis yra, su savo visais tais poreikis, nes tiesiog tai yra dar tas laikotarpis, kur mes visiškai priimam taip, kaip yra ir atliepiam tos poreikius. Bet evoliucionuojant, mūsų požiūris keičiasi, ne? Ir kai yra jau ankstyvoji vaikystė prasideda, kai vaikas jau pradeda pirmus žingsnius savarankiškumo link, kai jau ateina tas etapas, kai aš noriu pats, aš noriu išbandyti ir panašiai, tada pas mus suaugusiosius atsiranda vertinimo sistema. Mes jau pradedam lyginti su kitais, mes pradedam stebėti ir analizuoti, o tai ar čia pakankamai gerai, ar pakankamai greitai, ar tiesiog kiekvienas tas klausimas, stebėjimas mums jau identifikuoja, kad mes keliam papildomus kažkokius reikalavimus, lūkesčius tam vaikui, ne? Ir va čia tas labai toks pasimato skirtumas taip, kaip mes priėmėm jį kūdikystėj ir taip, kaip mes pradedame vertinti vaikystėj. Ir paauglystėj dar aukštesni reikalavimai, dar didesni lūkesčiai, nes mano vaikas turėtų būti toks, mano vaikas turėtų jau mokėti daryti tą, aną, čia kaimynės, čia draugės vaikas tą daro, maniškis turėtų ne ką blogiau. Ir tos kažkokios tarsi lenktynės, lyginimasis, jisai jau sudaro tas nepalankes sąlygas vaiko savivertei mažėti, nes natūraliai mes gimstame su pasitikėjimu, su entuziazmu ir motyvacija viską išbandyti ir kuo daugiau sužinoti. Bet ilgainiui tam tikrom aplinkybėm esant ir tie visi mūsų lūkesčiai ir iš aplinkos, tos situacijos taip sudaro sąlygas, kad mes tarsi pradedam su tam tikrom išlygom ir sąlygom tą vaiką tarsi mylėti. Negalima taip sakyti, bet kai kuriais atvejais, galbūt daugiau nesąmoningai, mes pradedam lygintis ir žiūrėtis. Ir kasgi
apskritai yra ta savivertė, kodėl mes apie ją čia kalbam, nes tai yra pamatas, ant kurios sveikas pasitikėjimas gali tarpti, augti, ne? Mes labai norim, kad tas vaikas būtų laimingas, sėkmingas, pasitikintis, bet būtent savivertė yra visoko pagrindas ir mes į čia labai stipriai turėtumėm ir orientuotis taip, kaip jisai save vertina ir taip, kaip jisai susidūrė su įvairiais iššūkiais ir situacijom, moka susidoroti. Tai kalbant apie žemą savivertę, tai būklė, kai vaikas, iš tikrųjų abejoja, dvejoja dėl savo gebėjimų ir labiau koncentruojasi į trūkumus. Tai, ko aš negaliu, tai, ko aš nemoku ir tas, kad aš bijau, man nepavyks ir panašiai. Tai tam tikros frazės jau gali identifikuoti, kad vaikas turi iššūkis su pasitikėjimu ir tą savivertę reikėtų jau, kaip galima labiau stiprinti. Ir kasgi ta aukšta savivertė ir kaip mes galim palyginti, koksgi tas skirtumas, tai būtent labai svarbu, kad mes turėtumėm tą vidinį įsitikinimą, kad aš nepriklausomai nuo savo pasiekimų, nuo aplinkybių ar klaidų, aš esu vis tiek vertingas, aš esu mylimas ir tos kažkokios situacijos nenumatytos manęs neišmuš iš vėžių, nes aš žinau, kad kitą kartą man pavyks, aš žinau, kad aš galiu, aš žinau, kad man tiek, kiek aš įdėsiu pastangų, tokį rezultatą ir turėsiu. Ir tai nuo to mano vertė tikrai nemažėja, jeigu patiriu kažkokių nesėkmių. Tai su visais trūkumais ir privalumais tas vaikas yra tobulas ir reikia mums tą suvokti, kad komunikacija ir ne tik komunikacija, bet ir kūno kalba ir požiūris ir artimųjų rate pokalbiai apie mūsų vaiką taip pat formuoja jo nuomonę apie save, todėl turim labai stipriai koncentruotis į tai, kaip mes kalbam, kaip reaguojam, tam, kad ta savivertė nebūtų pažeidžiama. Tai apskritai apie vaiko savivertės kaip tipus, ne, kas susideda į tą, kas įeina į tą stiprią savivertę, tai kad vaikas pats yra savim patenkintas ir jisai jaučiasi gerai. Jis nekvestionuoja, neieško trūkumų ir jam tam tikri faktai, tam tikros aplinkybės patvirtina, kad su juo yra viskas gerai. Tai, sakykime, kai jisai turi daug draugų, kai jisai yra mėgiamas draugų rate, jam lengva užmegzti pažintis, susidraugauti, tai jam indikuoja, kad aš esu šaunus ir viskas su manim yra gerai. Lygiai taip pat, kai vaikas sugeba peršokti kažkokį griovį, įlipti, perlipti tvorą, įlipti kažkokį ten medį ir taip toliau, gal kažkokį tą per fizinį kūną įvykdyti kažkokį savo tikslą, siekį, tai taip pat jam būna toks gana tvirtas patvirtinimas, kad aš galingas, aš stiprus, aš pajėgus. Tai yra be galo svarbu ir mes šitoje vietoje taip pat turim sudaryti sąlygas vaikui fiziškai stiprėti, nes tai yra gana svarus pagrindas savivertei auginti. Ir taip pat yra labai svarbu tos intelektinės, protinės galios, kai mes sakom, mūsų galva yra supergalia, tai iš tikrųjų tas suvokimas, kad aš galiu išspręsti, aš galiu veikti, aš sugalvoju, aš turiu gerą idėją, aš sprendimą turiu. Gal kažkokie kūrybiškos mintys, idėjos, visą tai patvirtina vaikui, kad aš susidoroju ir kad aš esu sumanus. Ir
kalbant apie klaidas, kurias daro tėvai, tai, keletą pavyzdžių tam, kad mes suprastumėm, kaip tai veikia ir ko reikėtų nedaryti. Tai vienas iš aspektų, kad mes galvojam, kad vaikas nesusidoros, ne? Tai reiškia, mes išsprendžiam už jį problemas ir tiesiog, kad, taip mes galvom, kad padedam savo vaikui, bet priešingai tuos iššūkius ir situacijas jisai turėtų pats susitvarkyti pagal galimybės. Toliau mūsų lūkesčiai ir siekis, kad vaikas būtų visada pirmas, tai kaip ir natūralu, ne, kad mes norim, kad tas mūsų vaikas kažkaip pasižymėtų, kad būtų sėkmingas. Ir tas toks lūkestis, ypač jeigu jisai yra nuolat įgarsinamas ir vaikas apie tai girdi, tai jam susidaro įspūdis, kad jisai bus mylimas ir geras tėvams tik tai tada, kai jisai bus pirmas, ne, kai jis kažką pasieks, tarsi yra kažkokia sąlyga, dėl ko aš nesu pakankamas. Tai čia yra labai svarbu tuos lūkesčius turėti adekvačius arba bent jau teisinga komunikacija vaikų turėtų būti. Toliau labai svarbu leisti išjausti ir mokėti išbūti su vaiko visokiamis emocijomis, nes vėlgi, jeigu mes sakom, tu neverk, tu nezysk, tu nepriekaištauk, tu neturėk čia kažkokių pretenzijų ir panašiai, tai ką vaikas girdi ir kaip jisai supranta, kad mano jausmai yra nesvarbus, ne? Kad mano nuomonė yra nesvarbi, kad aš esu toks menkesnis, kad už mane nusprendžia, kaip aš turėčiau jaustis. Tai čia yra labai tokia jautri tema. Ir tai yra, mes tikrai kartais, tiesiog iš nuovargio nepastebim, kaip kažkokią frazę pasakoma, ne, kad, tu gal čia neverk, tu jau čia pakankamai, čia jau išsireikalavai kažko ir tavo čia ta nuomonė jau tokia, pasilaikyk ją savo. Tai tas yra labai svarbu, kad tinkamai pagarbiai komunikuotumėm ir kad vaikas jaustųsi galintis parodyti visas emocijas. Taip pat labai svarbu ribos ir tos sveikos ribos, sveikos taisyklės ir taip pat mokėti jas brėžti ir pasakyti ne tada, kada reikia, nes kai vaikas žino taisyklės, kai turi suvokimą, kas yra saugu, kokios yra taisyklės tam, kad yra kažkokios pasiekmės, tada jam atsiranda saugumas. Nes kai nėra ribų, kai nėra aiškių taisyklių, vaikui yra neaišku, tai o kas bus paskui, o kas iš to. Ir tada yra tas toks chaosas, pasimetimas ir tai taip pat įneša jo tą vidinį pasaulį sumaišties ir nesant saugumui, jisai tikrai negali turėti to tvirto pagrindo ir santykio su savo savivertė. Taip pat vaiko idealizavimas prieš kitus. Tai labai svarbu, kad mes nepervertintumėm tų gebėjimų ir neidealizuotumėm išvaizdos kažkokių fizinių savybių dalykų ir panašiai, nes vaikui vėlgi toks tarsi nuostata instaliuojama, kad tu esi toks ir ne kitoks ir tai vėliau gali turėti tam tikrų neigiamų pasekmių. Toliau, vėlgi, jeigu mes visą laiką giriam ir dažniausiai tą tokį perdėtą naudojam būdvardį, tu mano ten šauniausias, tu ten greičiausias ir visoks koks iausias, tai irgi tais atvejais, kai vaikas susiduria su situacija, kai jam visgi kažkas nepavyko, bet tėvai sakė, kad aš ten kažkoks geriausias, bet jis suvokė, kad šitoj vietoje taigi aš nesu geriausias, ne, tai toks dar didesnis įvyksta konfrontacija, ne, su prieštaravimas, su ta nuostata, kad aš esu geriausias ir visgi čia man nepavyko, tai tada
krenta ta savivertė ir nepasitikėjimas apskritai tuo savo įvaizdžiu, ką nori tėvai matyti. Toliau perteklinis ir nesubalansuotas gyrimas, tai čia toks kaip tęstinumas, kad už bet kokią smulkmeną, už bet kokį galbūt tokio pareigos atlikimą, ką vaikas turėtų padaryti, mes liaupsinam ir giriam. Tai labai svarbu tą išlaikyti balansą, kad tai, kur yra tavo pareigos, tai, ką tu turi padaryti, tai yra bendras indėlis į šeimos gyvenimą, į rutiną ir tu tą turi daryti nepriklausomai nuo tu nori ar nenori, ne? Mes visi turim savo funkcijas ir dėkoti, motyvuoti, perdėtai kažkaip akcentuoti to tikrai nereikėtų, nes tai tampa toks kaip ir lūkestis. Jeigu aš nebūsiu tam labai stipriai kažkaip giriamas ir vertinamas, tai man tada galbūt neapsimoka to daryti, galbūt aš to nedarysiu ir panašiai. Tie lūkesčiai tada labai stipriai atsispindi ir išėjus į tą socializaciją ir kai nesulaukia tų tokių įprastų pagyrimų iš išorės, tada irgi labai tokie didžiuliai vyksta neigiamų emocijų pliūpsniai viduje. Tai kaip čia dabar yra, kad aš visą laiką buvau toks šauniausias ir giriamas, o staiga išėjus savarankiškai kažkur tai kitoje aplinkoje aš jau to nebagaunu. Tai tada irgi labai stipriai sušlubuoja ir savivertė, ir pasitikėjimas, ir vaiko klaidų neigimas. Labai svarbu suprasti, kad faktai ir tiesa yra labai svarbu, formuojant vaiko savivertę. Ir ta vertybinė sistema turėtų būti labai aiškiai, kaip galima anksčiau, komunikuojama ir diegiama vaikui. Jeigu mums vertybė yra sąžiningumas ir tiesos sakymas, tai jeigu vaikas visgi kažkur suklydo, kažką ne taip padarė, mes neturėtumėm ignoruoti arba kažkaip argumentuoti ir bandyti pateisinti. Taip, įvyko klaida, mes ją pripažįstam, kažkoks neigiamas atvejis, kuris turi pasiekmių, tai viskas su tuo gerai, mes išbūnam to emocijoje, mes tą išgyvenam, pasidarom išvadas ir judam toliau. Tai ieškoti kaltų arba, kaip sakau, pateisinimų, tai yra daugiau žalos negu tuo metu bandymas suvaldyti kažkokią tai emociją neigiamą, frustraciją, tai tikrai neišeitis. Ir toliau, kalbant apie vaiko savivertės aspektus, kas mažina, tai kai vaiko jausmai yra nuvertinami. Tai čia šitoje vietoje yra labai svarbu išgirsti ir išbūti tos emocijose. Čia tiesiog, kadangi, toks pagrindas, nes tų emocijų visada labai būna daug, tai turim įsisavinti, kad šitas vienoks ar kitoks vaiko išjautimas yra normalus ir mes tiesiog turim tame išbūti. Taip pat nuolat kritikuojamas vaikas, vėlgi jisai natūraliai pradeda tikėti tais neigiamais dalykais apie save ir ta kritika iš tikrųjų nieko neduos norimo efekto, norimo rezultato. Jeigu mes sakom, kad tau nepavyko, tu čia visą laiką kažką ne taip padarai, tai vaikas tuo įtiki ir vėliau tai atsiliepia jo nenorui stengtis, nenorui bandyti vėl ir vėl, nes tas kažkoks tai neigiama nuostata jau jo yra galvoje ir tada tokia beprasmybė, kodėl aš turėčiau stengtis, nes man vis tiek nepavyks. Ir dar vienas labai svarbus momentas, kai mes kartais galbūt ir net nenorėdami pasakom tam tikrus dalykus, kaip
jeigu kažkas, tai tada kažkas, ne, įvyks, ar ten nemylėsiu, ar kažkaip atlieps mūsų santykiui. Tai šita vieta yra labai vengtina iš tikrųjų, nes mūsų meilė vaikams yra iš tikrųjų besąlyginė ir mes apie tai turim taip pat labai aiškiai komunikuoti. O kalbant apie vėlgi tą tokį, kai mes patys išgirstame, ne, iš vaiko, kad, jeigu tu ten mane leisi, aš tas nemylėsiu, tai ta reakcija turėtų būti visiškai natūrali, nes tai yra atspindys mūsų pačių aplinkos, tai neturėtumėm to išsigąsti ir pasakyti, kad nuo to, kaip tu elgsiesi, kaip tu jautiesi, mano meilė tau nepriklauso, ne, aš tave visiškai besąlygiškai myliu, taip kaip gali mylėti tėtis ir mama, ne. Ir toliau daroma dar viena tokia tikrai didelė žala, kai vaikui neleidžiama pabaigti darbo pradėto. Jeigu ten aunasi batukus ar rengiasi ar kažką ir mes matom, kad jau ten galbūt vėluosim ir skubam ir nėra to laiko ir mes už vaiką pabaigiam jo pradėtą tą veiksmą ir sakom, gerai, aš čia skubu, tau čia nepavyksta, aš greičiau padarysiu ir tai, ką vėlgi vaikas girdi ir supranta, kad, aš nepajėgus, man geriau leisti, kad už mane kažkas padarytų kažką, ne, ir tai vėlgi neišmokta pamoka, nesuformuotas įgūdis, kas lemia, kad vaikas pradeda mažiau savim pasitikėti. Ir klaidos traktuojamas kaip asmeninė vaiko vertės nesėkmė. Vėlgi, jeigu kažkoks pavyzdys, kažkoks veiksmas vaikui nepasisekus yra surišamas su jo, susiejamas su jo asmenybė, kaip, ne, tu čia kažkaip tai ne tai padarai, kaip turėtų, tarsi tu kažkoks tai nepakankamas šitoj vietoj, šitoj veikloje, tai be abejo vaikui tai labai skaudžiai ir stipriai atsiliepia. Ir čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, kad lyginimas su kitais taip pat yra labai žalingas ir tas toks destruktyvus požiūris, jisai lemia vėlgi tą tokią savivertės mažėjimą, nes nuolat lyginimas su kitais, jisai sukelia tikrai neigiamų pasekmių tam, kad tiesiog aš jeigu esu prastesnis, tai vėlgi nematau prasmės stengtis, negirdžiu savo vidaus, ne, ką man sako mano vidinis balsas ir visada stengiuosi tada orientuotis į kitus, ką kiti pasakys, kaip kiti elgsis ir seksiu jų pavyzdžių. Tai to nepasitikėjimo labai daug atsiranda ir dar vienas toks aspektas, kad nedaro tai, ką nori daryti iš tikrųjų, nes stengiasi pateisinti mūsų lūkesčius. Tai labai svarbu suteikti galimybę vaikui daryti tai, kas jam širdžiai miela, kas jam patinka. Ir tos veiklos, jos vaikų iš tikrųjų turi prasmę. Tai reikia leisti pradėtą darbą užbaigti, reikia leisti daryti tai, ką jisai mėgsta, nes tik tai taip jisai gali save realizuoti ir atskleisti pilnai. Žodžiai, kurie smugdo savivertę, tai yra labai svarbu atsiminti, kad tam tikra kritika ir palyginimai yra, tiesiog be galo žalingi. Ir šitoj vietoj tos frazės jos turėtų būti keičiamos, transformuojamos ir kaip galima mažiau jų vartoti, nes mes tikrai kartais emociškai užsimiršę ir ant karštųjų, pasakę kažką, sužeidžiam vaiko širdelę, bet
tada labai svarbu pasakyti, kad atsiprašau, iš tikrųjų to nenorėjau pasakyti ir pripažinti suklydus yra būtina ir kuo dažniau jūs parodysit tą sąmoningumą, suklydus rodysit pavyzdį, kaip reikia atsiprašyti, susitaikyti ir būti nuoširdžiam, tai vaikas to mokysis ir kadangi jisai mus myli besąlygiškai, tai kiekvienas jūsų atsiprašymas, apsikabinimas ir geras žodis jam yra labai svarbus ir taip jį ugdo visomis prasmėmis, nes tada supranta, kad yra saugu, kad aš esu mylimas ir kad nepaisant bet kokių aplinkybių, tėvai mane taip pat mylės. Neigiami vertinimai nesėkmės atveju, tai vat, čia irgi labai svarbu, kad tais atvejais, kai vaikui nepavyko, jo dar labiau nežlugdyti. Tai vietoj kažkokių neigiamų frazių, kad niekada nieko gerai nepadarai, kodėl tu taip elgiesi, tu čia kažkoks tai nesugebėsi ir panašiai, tai stengtis tam tikrą mintį išreikšti, ištransliuoti per teigiamą formą, ne kad tu nesugebi, bet pabandyk, tau pavyks, ką galėtum padaryti kitaip, kad pasisektų ir panašiai. Tai tiesiog keičiam formuluotę į teigiamą sakinį. Toliau užgaulios pastabos apie išvaizdą ir asmenybę, tai taip pat labai stipriai išžeidžia vaiko savivertę ir jeigu mes komentuosim vaiko kūno sudėjimą, aprangą, čia ypač labai aktualu, aišku, paauglystėj, tai mes taip pat turėsim priešpriešą ir turėsim neigiamų pasekmių, tai tokiu atveju geriausia yra priimti taip, kaip yra. Kartais geriau nieko nesakyti arba pasakyti nuoširdžią nuomonę, bet nedėti tokių etikečių, vertinimų ir panašiai. Mano nuomonė, aš manau, kad arba aš elgčiausi taip ir taip, bet tai nėra toks kaip kvestionavimas, bet tiesiog išsakymas savo nuomonės. Ir tai yra vėlgi konstruktyvus dialogas, kuris visiškai kitokią atmosferą sukuria. Ir žodžiai, kurie palaiko, tai čia mes turėtumėm patys savo dažnai tą sakyti, nes kaip ir kalbėjom, kad viskas prasideda nuo mūsų santykio su savim, nuo mūsų požiūrio, nuo mūsų pozityvių minčių ir pagalbos savo. Tai jeigu mes su savim turėsim gerą santykį, tą jaus ir vaikai, ir mums patiems bus lengviau su jais komunikuoti per būtent tuos pozityvius teigiamus dalykus. Tai labai smagu, kad galima tais gerais dalykais dalintis ir kuo dažniau sakysim, kad aš tave myliu, tau pavyks, pasiseks ir nepaisant to, koks bus rezultatas, tavo pastangos tau tikrai bus naudingos, ne? Tai, kad tu išmokai, tai, kad tu nuveikiai, anksčiau ar vėliau tu galėsi ateityje panaudoti ir tavo tie įgūdžiai ilgainiui tik tai stiprės. Tai įvairūs palaikymo žodžiai, padrąsinimai ir tas integravimas meilės kalbų pagal vaiko tipą taip pat yra labai svarbu, nes vaikas jaučiasi tada saugus, mylimas ir motyvuotas. Tai labai svarbu pritaikyti pagal vaiko tipą, charakterį, jam tinkamiausias galbūt ir frazes, ir tą elgesio modelį, nes kiekvienas vaikas yra skirtingas, bet jūs patys geriausiai jaučiat ir žinot, kas jūsų vaikui labiau veikia. Galbūt daugiau reikia kontakto palaikymui, galbūt jam žodžiai yra paveikesni, o galbūt kažkoks veiksmas, buvimas kartu jam
sudarys vat, tą įspūdį, kad aš esu mylimas, esu palaikomas ir nepaisant bet kokių aplinkybių bus viskas gerai su manim. Taip. Ir čia vienintelis iš tikrųjų momentas, ką noriu akcentuoti, ne apie žodžius, o apie veiksmą. Tai taip, kaip mes elgiamės su savim, taip vaikai išmoks elgtis ateityje ir tokį modelį išsineš. Tai jeigu nesėkmės atveju aš save kažkaip dar labiau gniuždysiu ir kalbėsiu, kad man nepavyko, koks aš čia nevykėlės ar nevykėlė, tai vaikui tai labai stipriai įstrigs, kad tais atvejais mes tiesiog esame menkaverčiai, ne? Bet jeigu man nepavykus, aš papasakau, kokia buvo situacija ir kad aš kažkokių veiksmų imsiuosi, kad kitą kartą taip nenutiktų, kad gal aš sugalvojau problemos sprendimą, kažkokią išeitį ir ją galbūt jau net ir išsprendžiau ir įveikiau. Tai vat kalbėti apie tą procesą, kalbėti apie rezultatus, kalbėti apie pasekmes ir tuo pasididžiuoti, pasigirti, nebijoti savim ir tie vat tokie pavyzdžiai, kiekvienas konkretus pavyzdys, pasidalinimas su vaiku, leis jam suprasti, kad ir tėvai yra visokie, nes jie mus idealizuoja, ypač iki kokių 10-11 metų mes natūraliai esame jiem autoritetas, o vėliau jau pereina jie į bendramžių ir socializacijos tą tarpsnį, kur jau tėvai praranda tą autoritetą, jisai sumažėja, todėl iki to amžiaus tarpsnio labai svarbu mums išlaikyti tą stiprų ryšį ir įdiegti tas pagrindinės vertybės bei požiūrį, santykį su savim. Ir kas labai padeda ugdyti vaiko savivertę, tai yra savarankiškumo ir atsakomybių delegavimas. Tai reiškia sudarimas sąlygų savarankiškai elgtis ir duoti kuo daugiau atsakomybių. Tai leiskit pačiam vaikui nuspręsti, kiek jam reikia laiko kažką atlikti, kad jisai įsivertintų, tai padeda planavimo, organizavimo įgūdžius tobulinti. Taip pat paklauskim jo nuomonės ir komentaro tam tikrais klausimais, sakykime, galbūt ką mes galėtumėm gaminti pietums ar vakarienei, kaip tu manai, koks turėtų būti ten kažkokio, nežinau, šventės tema ar kelionės tikslas ir panašiai. Tai leidžia vaikui suprasti, kad jis yra svarbus, jo nuomonė yra svarbi. Taip pat parodykim pagarbą vaiko norams. Tas yra labai svarbu atliepti ir norus, ir poreikius, bet taip pat svarbu, kaip jau ir anksčiau minėjau, turėti tas ribas ir taisyklės, nes poreikiai ir norai, jie gali skirtis ir tais atvejais, kai poreikis turi būti atlieptas, tai yra vienoks elgesys, kai noras, tada jau reikia įsivertinti, ar yra tam galimybių ir panašiai. Ir kad vaikas turi suvokti, kad, ne visi norai gali būti pildomi, bet kad jie yra išgirsti ir kad jie yra išklausyti ir kad ta frazė, kad aš tave girdžiu, aš suprantu, kaip tu jautiesi, kodėl tu to nori, bet galbūt mes šiuo metu negalim to sau leisti ir panašiai. Tai svarbu įžodinti tą vaiko norą, pageidavimą, kad jis jaustųsi išgirstas. Toliau labai svarbu suteikti vaikui to savarankiškumo ir galimybių pasirinkti aprangą, ką skaityti, kokį filmą ar filmuką žiūrėti,
ką norėtum žaisti. Ir kad vaikas galėtų imtis lyderystės šitoje vietoje. Ne? Mes dabar žaisim tą, aš dabar pristatysiu taisyklės, aš dabar papasakosiu, gal kažką naujo sukursim. Tai vat, vaikas, kai imasi iniciatyvos, tai tą reikia palaikyti ir jam tai be galo svarbi terpė, kur jis gali save išreikšti. Ir taip pat labai svarbus dalykas suprasti ir išsiaiškinti vaiko tą giluminį norą ir kaip, kokia yra ta vat, giluminė priežastis to noro, ne? Nes kartais yra galbūt kopijuojama, vat, draugas turi, draugė turi, man irgi to reikia, bet ar iš tikrųjų tas vaikas to nori, ar iš tikrųjų jam to reikia, tai čia toks vat, dar klausimas, ne? Tai kai nenuvertinam norų, bet įsitikinam, ar tai yra tikrai vaiko noras, ar jisai bando, na, tiesiog galbūt kažkokį savo autoritetą tiesiog pamėgdžioti. Tai tas labai svarbu, apie tai su vaiku kalbam ir sakom, kad tu turi suprasti, kokia yra viso to priežastis ir ką tai tau duos. Ar tai užgaida ar noras. Ir čia, vat, kalbant ypač apie mažesnių vaikų rutinas, tai labai svarbu leisti išbandyti toj saugioj aplinkoj ir duoti tų atsakomybių. Taip, įveikti iššūkį, ar šiukšlių išnešimas, ar indų sudėjimas indaplovę ir išplovimas, ar kažkokių skalbinių surūšiavimas. Tai jau yra darbas, tai yra veikla, kurią atlikęs vaikas gali jaustis vertingas ir svarbus. O kalbant apie vyresnius vaikus, paauglius, tai labai svarbu sudaryti sąlygas jiem plėsti savo komforto zoną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtų aplinkybės ir situacijos, kur jie gali įveikti tam tikrus iššūkius, ne? Susipažinti su naujais žmonėm, kažkokią veiklą naują užsiimti ir kažką naujo išmokti, nes eiti į nepažįstamą aplinką, susitikti su nepažįstamais žmonėm yra pakankamai nedrąsu ir normalu, kad visada būna atmetimo reakcija. Tai plėsti tas ribas, įveikti tą baimės zoną, tam, kad prasidėtų tobulėjimo ir mokymosi zona. Nes tik tai taip mes augam ir tobulėjam. Ir dar vienas labai labai svarbus momentas, artėjant jau link pabaigos, kai vaikas nusprendė, pasakė, mes nekvestionuokim tam, kad neparodytumėm, jog visgi tas jo sprendimas ar noras galbūt kažkoks netikras, netikslus, nevertingas, ne? Nes kai vaikas sako, aš norėsiu galbūt ten dirbsnių su pienu, taip, kai mes klausom, ką tu norėsi valgyti, ir tada užduodam, o ar tikrai, o gal tą, o na, tai tada mes ir parodom, kad tai, o kodėl tu manęs klausi, jeigu tau mano nuomonė nesvarbi, nes jau tu man ten gal sumuštinį suruošė, ne? Tai kodėl aš tada turėčiau atsakinėti arba jaustis svarbus, ir tai iš tikrųjų taip pat labai kenkia jų savivertei. Tai šitoj vietoj reikia labai valdytis ir neužduoti papildomų nereikalingų klausimų. Taip pat, o dar vienas labai svarbus dalykas, tai leisti patirti nesėkmes, leisti daryti klaidas, nes tik tai iš klaidų mokomės. Taip, nes mes galim labai daug kalbėti, pasakoti, kas būtų, jeigu būtų, bet vaikas to neįsisąmonins, kol nepatirs savo kailio, ne? Tai kai jie išspręs problemą, kai jie, kad ir 10 kartų tą veiksmą atliks netobulai, bet kažkada visgi pavyks, tai tada tas pasitikėjimas ir tas suvokimas, kad visgi aš galiu, man pavyko, jisai tikrai užsifiksuos vaikui. Tai čia tas labai svarbu. Ir netgi tų nesėkmių, klaidų atveju labai svarbu palaikyti vaiką. Taip, tau nepavyko šį kartą, bet dedant pastangų ir nuoširdžiai stengiantis, rezultatas
bus. Taip, tai reiškia, mes išbūnam, palaikom, padrasinam ir judam toliau. Tai šitoj vietoj labai dažnai tėvai atsitraukia. Vaikui nepavyko, supyko, įvyko frustracija ir mes atsitraukiam. Taip, gerai, paliekam, nedaryk, arba aš už tave pabaigsiu. Tai čia labai labai svarbus momentas, kad nurimus emocijoms mes vis tiek turim tą darbą užbaigti. Kad ir kaip tuo metu mums atrodė viskas komplikuota, bet emocijoms nurimus mes tikrai galim grįžti į tą sąmoningą būseną ir darbus, veiklą reikia pabaigti, užduotį reikia pabaigti, nes tik tai tada vaikas supranta, kad aš esu atsakingas už procesą iki galo ir už mane niekas nepabaigs, nes jeigu mes vieną kitą kartą padarysim išlygą, nuolaidą arba už juos padarysim, tai vėlgi jie tiesiog tos pamokos iki galo neišmoks. Tai nesėkmės yra gerai, klaidos yra gerai, nes jos tiesiog mus grūdina ir ugdo. Tai čia daugiau nesustosim ir neišsiplėsim. Kas be ko yra labai svarbu, tas emocijas atskirti, ne? Ar tai emocija tai nėra, emocija, būsena tai nėra savybė. Tai jeigu aš dabar supykau, tai aš nesu iš esmės piktas, ne, kažkoks tai blogas. Jeigu aš dabar susinervinau, tai nereiškia, kad aš irgi ten kažkoks visada esu nervingas, ne? Tai šitoj situacijoje aš dabar esu toks, bet tai nereiškia, kad tai yra mano būdo savybė. Taip? Ir čia keletą pavyzdžių, kad jeigu aš dabar tiesiog kažkaip įsitraukęs, tai nereiškia, kad aš esu tinginys ir nepadarysiu to darbo, ne? Tai čia, kad tos tokios etiketės nebūtų klijuojamos. Tai labai svarbu suprasti, ne? Ir atskirti ir su vaikais apie tai kalbėti. Dabar tavo tokia emocija, ne? Kaip kažkoks personažas gali personalizuoti ir sakyti, jinai tokia, tave paliks ir tu būsi vėl toks, koks visada. Ir labai svarbu dar, kai vaikas pradeda save nuvertinti, sakydamas, kad aš nieko nemoku, aš nieko negaliu, man visada nepavyksta, tai svarbu įgarsinti tą tikrąją esmę, ne, per argumentus. Įvardink, papasakok, pasakyk, kiek kartų tau taip nutiko, ne, arba prisimenam tada tos teigiamus gerus dalykus, sėkmės dalykus ir tada tiesiog kaip svarstyklių, ne, principų, bet čia pas tave ta kažkokia nesėkmė, o kiek pas tave daug gerų dalykų nutiko, kiek tau sėkmės atveju. Ir tada vaikas per tuos argumentus, per pavyzdžius prisimena ir supranta, kad nėra viskas arba nieko, ne, kad yra visai, yra ir tokių situacijų, ir kitokių. Tai akcentuokite, kad šiandien tu suklydai, bet taip nėra visada. Taip, mokykite atskirti kritiką nuo nuomonės. Čia taip pat labai svarbu ir ypač su vyresniais vaikais, nes draugas sakė, mokytojas sakė ir tai jau yra tarsi neginčiama tiesa. Tai tikrai taip nėra. Ar tai yra pagrįsta nuomonė, ar tai yra galbūt bandymas tiesiog įžeisti ir mes turim labai stipriai dirbti su šitais momentais ir jeigu sakys, tu ten kažkoks akiniuotis, ne? Taip, aš su akiniais, bet tai yra faktas ir aš neturėčiau to priimti kaip kritikos, ne? Tavo ten kažkokie, nežinau, plaukai tavo ten kažkokie, nelabai ten gal gražus ar per trumpi ar per ilgi, ne, taip, mano tokia šukuosena ir man su tuo viskas ok, tu teisingai matai, ne, bet tai vėlgi, jeigu aš nepriimu tai kaip kritikos, tai ir pasitikiu savim, tai aš visiškai kitaip reaguosiu ir ten bus vėlgi tam
žmogui, kuris norėjo galbūt įžeisti, kritikuoti, nebus intencijos toliau tą tęsti, nes manęs tai nepaveikė. Jeigu vaikas yra atsparus, moka susitvarkyti su tais tokiais visokiais pasakymais savo atžvilgiu, tai tikrai parodys jo tą brandą ir jam pavyks atsilaikyti nemalonėse situacijose. Labai svarbu asmeninės ribos ir jų brėžimas, tai vėlgi mes galim vaiką išmokyti tik tai savo pavyzdžių. Tais atvejais, kai mes negalim, nebeturim galimybių ir panašiai, mes tiesiog vardinam, kodėl, kas ir kaip. Ir tai yra geriausias pavyzdys, kad aš tave girdžiu, bet šiuo metu aš negaliu, tave informuosiu, kai galėsim, mes tą padarysim. Tai ne čia ir dabar, kaip sakant, nėra lipimas ant galvos, bet informuoji, kada tą vienas ar kitas dalykas galės įvykti. Ir vaikas lygiai taip pat turėtų išmokti, kad aš galiu pagarbiai pasakyti ne. Jeigu aš to noriu dalintis, jeigu man tas žmogus nemalonus, jeigu aš nenoriu kažkokio veiksmo atlikti, aš turiu teisę apie tai pasakyti. Ir mokėjimas pasakyti ne, rodo taip pat jau aukštą savimonę ir savivertę. Tai pabaigai labai svarbu padėti būti tarp žmonių, kurie augina ir būti toje aplinkoje, kurie palaiko. Tai įvairūs būreliai, įvairios draugų grupės ir panašiai leidžia vaikui jausti saugiai, augti, tobulėti ir labai svarbu, kad žmonės, kurie yra šalia, visą laiką palaikytų ir leistų ne tik tai kaip čia, linksmai gerai leisti laiką, bet ir patirti tų nesėkmių, nes tik tai per tas nesėkmes, klaidas mes mokomės. Ir mūsų tikslas kaip tėvų yra būtent sudaryti tas sąlygas, kad vaikas galėtų gerai jaustis ir kuo daugiau pasimti gero pavyzdžio iš mūsų, nes mes esam ta kelrodė žvaigždė, į kurią jie orientuojasi. Tai čia yra labai svarbu. Tai kalbant apie Master Academy, noriu pakviesti draugauti ir sekti mūsų Instagrame arba Facebook'e, nes dalinamės daug naudingos informacijos tėvams apie vaikus, apie paauglius, apie ugdymą ir kaip ugdyti vaiko kūrybiškumą, savivertę ir panašiai. Tai dabar, jeigu bus kažkokių klausimų, galim tarti ir labai ačiū už dėmesį. Ačiū tau, Agne, už išsame, iš tikrųjų naudingą informaciją. Buvo ir dalykų, kurias kaip ir mes darome šeimoje, ir buvo tokių, kur visai nauja buvo išgirsta, tai reikės ir vyrui parodyti šitą įrašą. Ačiū tau labai. Ir man labai patiko ta paskutinė mintis, kad padėkime vaikams augti toje aplinkoje, kuri augina, atsirasti būtent toje aplinkoje, kaip jie atskirti. Tai labai ačiū už tokią gražią mintį pabaigai. Ir kol mano mažylis dar nereikia, tai padėkosiu, kas buvote šiuo metu seminare, kas klausysite ir žiūrėsite įrašą, o mes kartu su Agne keliaujam į klausimų ir atsakymų sesiją, kurioje atsakysime į kilusius klausimus. Ačiū dar kartą tau, Agne, ir keliaujam tada klausimų atsakymų sesiją.